Mieli laisvos Lietuvos piliečiai, vasario 16. Kiekvienam lietuviui ypatinga diena. Tai mūsų valstybės gimtadienis. Šiemet jau 95. Kai negalėjome švęsti jo laisvai, širdyje saugojome savo trispalvę. Šiandien ji laisvai gali plazdėti kiekvieno lietuvio namuose. Džiaugiuosi, kad kasmet savo valstybės dieną švenčiame vis išradingiau. Kaune virš Nemuno aitvarais skraidinama trispalvė, Prienuose audžiama tautinė juosta, o Šiaulių autobusuose skaitoma lietuviška poezija. Vilniuje kasmet skamba naujas lietuvių kompozitorių kūrinys. Gyva grandine per 15 miestų nuskamba žodis Lietuva. Visa tai mus jungia ir daro dar stipresnius. Paverskime vasario 16 meilės tėvynei ir mūsų vienybės diena. Mielieji, švęskime mūsų brangąją šventę su meile tėvynei širdį. Kiekvienam ir kiekvienai mūsų bendruomeniai, kuri išradingiausiai atšvęs šią šventę, padovanosiu Lietuvos valstybės vėliavą.